Šiandien klinikoje grožio chirurgija kalbėsime itin moterišką temą apie estetinę chirurgiją ir krūtų operacijas. Esu iš Panevėžio, man 34 metai, šiuo metu esu bedarbė. Tiesiog gyvenime dabar toks etapas, kada ieškau savęs, kada galvoju, ką daryti, kuo užsiimti, kad tai teiktų malonumą ir džiaugsmą pačiai savo. Tiesiog esu ieškojimų kely. Kęstutis Maslauskas, medicinos mokslų daktaras, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas. Su kokiais norais pas mus atvykote? Norėčiau pasididinti krūtinę. Supratau. Dabar vaikučių turite? Taip, 2. Kiek yra mažesniam ar mažesniai? Kiek amžiaus? 7. 7, ar ne? Supratau. Ilgai maitinot krūtim? 11 mėnesių. 11 mėnesių, supratau. O kaip įsivaizduojat krūtinę? Kokio dydžio įsivaizduojat, kad norėtumėt ir formą, ar kad ne, kad natūraliau atrodytų, sakykime, kad jinai tokia kaip lašo formos, ar kad statesnis viršus būtų? Norėčiau statesnės, kad atrodytų natūraliai. Ir tas, kad... Supratau. Visų pirma, myliu save širdien, ta prasme, iš vidaus, o antra jau eina išorė. Kažkokios tai priežiūros ypatingos savo neskiriu, kadangi tam turiu dėkoti turbūt už tai mamai, gamtai. Nesu ta, kuri ten nuo veidrodžio nenueitų valandas ar dar kažką, tai pasiruošiu labai greitai. Norint, kad būtų pilnesnė viršutinė krūties dalis, vis tiek reikėtų implantą dėti taip apvalų. Nes kadangi yra 2 rūšis implantų, sakykime, jeigu pagal formą, tai būtų lašo formos ir kiti yra apvalūs. Jeigu lašo formos, tai viršutinė implanto dalis yra tuštesnė, tai matot, apačia yra jinai pilnesnė. Tada labiau užkelia apatinį polių ir, sakykime, kaip sveniukas per vidurį, tai jisai tokia kaip tolygiai pereinant yra. Jeigu norim, kad viršus būtų pilnesnis, mes turime dėti apvalų implantuką. Tuo polių implantų irgi yra skirtingų projekcijų, žiūrim pagal tai, ko norėtųsi. Jeigu norisi, kad būtų labai status viršus, dedam didesnės projekcijos, nes tai, sakykime, labiau apvalus. Jeigu šiek tiek žemesnės projekcijos, automatiškai viršus įgauna kažkiek, tai sakykime, to tūrio, pilnumo, tačiau nebus taip, kad jau iš karto labai stačiai atrodytų. Tai jūsų atveju, jeigu norit, kad dar natūraliai ta krūtis atrodytų, tai mums reikėtų nedėti labai aukšto profilio, vadinamą. Tiesiog, kad būtų vidutinis arba žemas profilis. Ir tada bus tiek pilnumo viršuje, bet nebus, kad viršus iš karto jau, sakykime, toks kaip pilniukas, kad prasidėtų. Ilgą laiko tarpą gyvenau labai patogiai, kaip sakau, be problemų, bet po skyrybų, kada išeini pati ant savęs su 2 mažamečiais vaikais, tai jau yra daug. Ir kažkaip tai iš naujo turi mokintis gyventi, iš naujo turi mokintis viena gyventi. Ir to niekada nemokėjau. Būtent šitaip atrodo, jeigu įdėjus 310 gramų. Po 310 gramų kiekvieną pusę. Tai tiesiog tas dydis, jeigu paskui bus panašiai, sakykime, padidėja apie 1,5 dydžio krūtinė, tai maždaug C dydis bus panašiai. Tinka toksai, ar šiek tiek didesnė pasižiūrėti? Tinka. Moteriškumą aš vėlgi atradau visai nesenai. Ta prasme, tą tikrąjį moteriškumą. Dabar aš jį suprantu visai kitaip. Moteriškumas visų pirma yra sugebėjimas vienu metu būti gera mama, gera moterim savo vyrui, gera sau. Operacijai ryžausi todėl, kad krūtinė yra silpnoji mano gyvenimo dalis, esu ją nepatenkinta nuo pat paauglystės. Tai yra, buvo
didžiausias mano kompleksas. Speniukas turi atsirasti ties viduriu. Bet iškeliat rankas, tai yra toksai vaizdas, kaip atidėjus implantą, jis iškelia pačią krūtį ir, sakykime, duoda pilnumo ir tuo pačiu spenelis jis sukyla aukštyn. Pats pjūvis bus, čia pažymėjau, nuo šitos vietos iki čia, šitoj pusėje, nuo šitos vietos iki čia. Ir implantukas, kai prasidės nuo viršaus, kadangi jis apvalus, jis duos pilnumą viršuje. Šitą vietą jinai papilnės. Tai darau ne dėl katų, tai darau dėl savęs. Tiesiog vienų kompleksų bus mažiau. Aš esu aš ir aš ne kaip visos. Ir labai pykstu, kaip vyrai sako, jūs moteris visos vienodos. Ne. Nesu aš vienoda. Pačios operacijos aš nebijau. Kaip Arianos gyvenimą pakeitė krūtų operacija atlikta klinikoje grožio chirurgija, sužinosime po poros mėnesių tiesiai iš Arianos lūpų mūsų studijoje. Labas rytas. Kaip nuotaikos? Puikias. Kaip skausmai? Pirma diena nėra ką norėti, iš tikrųjų rankų kilnuoti nereikėtų labai smarkiai, ta prasme judėt galit, nestiklinė, nesubirėsit, nebijokit, tiesiog kaip čia, kad tempia veržia viskas tas normalu. Šiandien pirmoji diena po operacijos, taigi reikia padaryti perrišimą, tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodo žaizdos, ar nėra, sakykime, kažkokių tenais parūdimų, ar simetriškai atrodo implantukai. Džiaugiuosi. Ne per daug turi. Dabar dar truputį per daug, bet kadangi žinau, kad tai patinimas, kad vandenų kažkiek ten yra, tai manau, galutinis rezultatas bus labai geras. Po savaitės laidos kūrybinė grupė gavo šiltą Arianos laišką. Jaučiuosi vis geriau ir geriau. Labai noriu padėkoti gydytojui Kęstučiui. Jis nerealus žmogus, o klinikos darbuotojai fantastiški. Tikrai galvojau, kad bus baisu, bet dabar labai džiaugiuosi, kad ryžausi operacijai.